Nyciečio kariūno Batuoto Katino ir Ramos Striokaitės, jo būsimosios pirmos žmonos, susipažinimo scena. Komikso versija rytą eidamas pro Nycių kaimo autobusų stotelę, Batuotas pamatė ten ant suoliuko sėdinčią nepažįstamą, jauną, blondinę merginą su trumpu sijonu ir blizgančiomis nuogomis kojomis. Buvo tada taip, kad šiaip jiedu Batuotas Katinas ir jo bendražygis kariūnas, plikis džinas butelį savo ėjo keliu iš Nycių kaimo centro link pagrindinio vieškelio, pasidairyti, ar nėra kur nors vėl pasirodant jų priešams, pragaro velniams. Bet tų priešų šįsyk visiškai nesutiko. Užtat tuo jau ėmė ir pamatė šią sėdinčią ant suoliuko dar niekada ir niekur anksčiau nematytą simpatišką blondinę. Jau vien toji jos išvaizda ir apranga, vos tik pamačius kariūnui Batuotui iškart užkaitino visą jo vyrišką kraują. Trumpai dar truputį tylomis persimetė tarpusavyje nuomonėmis ir pasvarstymais, ką reikėtų dabar toliau daryti, Batuotas momentaliai pasiryžo žengti šį savo didelės drąsos kupiną žingsnį ir prieiti visai arti prie nepažįstamosios. Prisėsti prie jos visai arti ant to paties suoliuko ir ją užkalbinti, pradėti pilti komplimentus. Atkreipęs į tai dėmesį, Batuotas nutarė prieiti artyn ir ją užkalbinti. Ir tai buvo tikrai lemtingas jų pirmas susitikimas ir pokalbis, kad vienas kitam įsyk sugebėjo visiškai susukti galvas, stipriai sukelti abipusį susižavėjimą ir nepaprastai didžiulį fizinį potraukį vienas kitam. Viena iš priežasčių tai, kad abudu jau buvo seniai neturėję jokių romantiškų ir artimų santykių su priešinga lytimi. Paskui dar tą patį vakarą jie Neverauskų namuose, lovoje pirmąkart abudu kartu ir permiegojo. Taip jie dar patys to nežinodami, būtent tą vakarą ir pradėjo savo būsimą vaiką, savo būsimą sūnelį, vardu Naitmenas. 1998 m. birželio 30 diena. Lemtingas rytas Nycių kaime. Saulėtas 1998 m. birželio 30-osios rytas Nycių kaime kvepėjo vasaros žaluma. Keliu iš kaimo centro link pagrindinio vieškelio žygiavo du bendražygiai kariūnai, mėlynodis Batuotas Katinas, vilkintis savo oranžinius šarvus, ir jo ištikimas kovos draugas, plikis geltonodis džinas butelys, kurio galingas torsas sklandė ore virš burtų dūmų uodegos, o rankose jis vis dar spaudė kovos lazdą, kurią neseniai miške talžė pragaro velnius. Šį rytą priešų nesimatė, tačiau artėjant prie autobusų stotelės vyrų žvalgyba pakrypo netikėta linkme. Ant medinio suoliuko sėdėjo mergina. Visiškai dar niekur ir niekada gyvai nematytas veidas, absoliuti nepažįstamoji. Tai buvo Rama Striokaitė, jauna blondinė su 2 kasytėmis turinti 32 metus, vilkinti tautinio stiliaus liemenę ir itin trumpą juodą sijoną, kuris visiškai neatitiko kaimo ramybės. Svarbiausia, jos kojas dengė plonos itin blizgančios pėdkelnės, kurios vasaros saulėje tviskėjo taip ryškiai, kad Batuotui Katinui momentaliai užkaitino kraują. Pirma dalis – pokalbis tarp Batuoto Katino ir jo draugo džino butelio. Batuotas staiga sustojo, jo katiniškos akys išsiplėtė, o ausys virptelėjo. Jis alkūne bakstelėjo ore kabančiam džinui į šoną. Batuotas Katinas, sulaikęs kvapą tyliu balsu, džinai po galais, tu tik pažiūrėk į dešinę. Matai tą stotelėje? Kas čia per deivį išdygo mūsų kaime? Džinas butelys, pasuka savo rūsčią ūsuotą galvą, primerkia akis ir įdėmiai nužvelgia Ramą, oho, Batuotai. Čia tai bent laimikis. Nemanyk, kad pragaro velniai tau tokią pinklę paspendė. Apranga ne vietinė, o kojos blizga kaip mano stebuklingas ąsotis prieš saulę. Batuotas Katinas, nevalingai taisydamasi savo prie pat šono prikabintą odinį dėklą su jį sukištu didžiuliu metaliniu kalaviju, kurį nešiojo savigynai ir priešų puolimui, aha, man kojos virpa, džinai. Tie trumpi sijonai ir pėdkelnės. Tu žinai mano silpnybę. Tam blizgesiui saulėje neįmanoma atsispirti. Aš privalau prieiti ir užkalbinti. Džinas butelys, palaikančiai tėškė savo rankos delną Batuotui ant peties, ženk šį žingsnį kariūne, ženk būtinai. Aš žiūrėsiu į viską pasyviai iš šono ir tave morališkai palaikysiu. Velnių armiją miške išvaikiai, tai argi įsigasi vienos blondinės? Eik, užkariauk ją, o aš pasaugosiu per atstumą, kad jokie pragaro išperos netrukdytų tavo amūro reikalams.
Batuotas ryžtingai linktelėjo, paliko džiną stebėti aplinkos ir plačiu, drąsiu žingsniu nukeliavo tiesiai prie stotelės suoliuko. Antra dalis – pokalbis tarp Batuoto katino ir Ramos Striokaitės. Batuotas drąsiai prisėdo ant paties suoliuko krašto, visai arti merginos, šalia dar pasidėjo dėklą su savo paties didžiuliu aštriuoju ginklu ir nukreipė į ją savo aistringą žvilgsnį. Rama, pajutusi vyrišką ir pasitikinčią kaimynystę, pasisuko į jį su lengva, viliojančia šypsena. Ir pradėjo ją iškart kalbinti, nė minutei neprarasdama savo viduje jaučiamo begalinio pasitikėjimo pačiu savimi. Ir kad prasidėjo iškart jų tarpusavio pokalbis, paties Batuoto liežuvis iškart tuojau, kad atsirišo, tai pilnumoje atsirišo. Ir dar iki tiek, kad net jau visiškai drąsiai ir atvirai apie jos pačios išvaizdą ir aprangą net galop pradėjo kalbėti. Batuotas katinas, giliu vyrišku balsu, žiūrėdamas tiesiai į jos blizgančias kojas, o aš dar labai mėgstu žiūrėti į jaunas moteris, kurios yra su trumpais sijonais ir pėdkelnėmis ant kojų. Tai yra taip gražu ir seksualu, kai blizga saulėje ta moters kojų medžiaga. Tikrai gražu. Rama Striokaitė, nusijuokia, pasitaiso geltoną kasą ir koketiškai sumirksi čia, o aš tas pėdkelnes ir užsidėjau tam, kad su jomis suviliočiau kokį savo vyrą. Matau, mano planas veikia idealiai. Batuotas katinas prislenka dar arčiau, jo akys dega nepaprastu fiziniu potraukiu, tuomet taip ir norisi paliesti su savo ranka tas moters kojas. Laimiai tu iš tų moterų, kurios man leidžia. Man labai patinka tavo kojos ir tu pati. Rama Striokaitė, nesusilaikiusi irgi jau su visai apsukta savo galva, irgi prisiglaudžia arčiau jo mėlyno kūno, visiškai apsvaigusi nuo netikėto romano, tu esi toks galingas ir toks gašlus. Bet man patinka tokie vyrai. Tolesnis jų pokalbis ant suoliuko galėjo klostytis taip, pereidamas prie konkrečių vakaro planų. Batuotas katinas, garsiai ironiškai nusikvatoja, patenkinta savo sėkme ir drąsiai uždeda ranką ant jos blizgančio šlaunies, Gašlus? Kariūnui kovingumo ir aistros neatimsi, gražuolė. Jei tau patinka tokie vyrai, vadinasi, mes tiesiog sutverti vienas kitam. Kam laukti autobuso, kurio šitame užkampyje galima laukti iki pat rudens? Einam su manimi, aš tau parodysiu tikrai Nycių kaimo svetingumą. Rama Striokaitė, lengvai nurausta, bet kojos nesitraukia, tik dar stipriau sužvilgina pėdkelnes prieš saulę, o tu greitas kariūne. O man patinka tavo drąsa. Bet kur tu mane kviesi? Tikėjausi romantiško pasivaikščiojimo, o tu jau galingai griebi reikalą iš sykio. Kur tavo karžygių buveinė? Batuotas katinas, paslaptingai mirkteli, pasitaisydamas ginklo diržą, šį vakarą karžygių buveinė bus Neverauskų šeimos namai. Ten ramų saugų, jokie pragaro velniai mūsų nepasieks. Pažadu tau tokį vakarą, kokio tavo liaunas kūnas ir blizgančios kojytės dar nėra patyrusios. Pavaišinsiu tave karišku vynu, o naktį gal ir parašysime naują mūsų istorijos skyrių. Rama Striokaitė, viliojančiai nusišypso, pakyla nuo suoliuko, įsitiesia visų ūgių ir demonstratyviai pasitaiso trumpą sijonėlį, Neverauskų namai, sakai? Skamba intriguojančiai. Gerai, Batuotai, tu mane įtikinai. Šiandien aš visą tavo nesugebėjai mane sužavėti. Tik žiūrėk, kad tavo darbai atitiktų tavo karštus žodžius, jei liksime dviese ir lovoje. Žiūrėk, neapgauk, nes vyrų būna ir visokių, ne tik gerų, bet ir suktų. Batuotas katinas, apsvaigęs nuo vaizdo, pašoka iš vietos ir ištiesia jai savo ranką, dėl to net neabejok, Rama. Šią naktį mes pakilsime iki pačių debesų. Susižavėjimas buvo abipusis ir žaibiškas, ilgi vienatvės mėnesiai abiem pusėms suveikė kaip parako statinė. Dar tą patį vakarą jiedu jau gulėjo Neverauskų namų lovoje, kur aistros vedami pradėjo naują gyvybę, būsimą sūnų Naitmeną, visiškai pamiršę rytinį patruliavimą ir pragaro velnius.